Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš ūkanotojo Albiono. Iš tikrųjų, būtent taip įsivaizdavau Britaniją, visą paskendusią rūke ir drėgną ir vėsią. Tiesa, taip nutiko tik tai šį 10 dienos rytą. Na kągi, geriu savo rytinę Chemex kavą, pakuojas daiktus ir pirmin į keltą. Važiuojam. Rūkų išsisklaidžius turėjau puikią progą vidudienio atokaitoje pasimėgauti vaizdingais Londono priemiesčio keliais. Kažkokia mašina sugedo, tai sudarė kamštis ir pareigūnai prašo, kaip ir atlaisvino tą kamštį ir prašo sekti paskui, nelenkti. Ir važiuoja, kaip per APL yra lėčiausia važiavimo rungtis. Tai va taip ir važiuoja. O už mūsų dar daug mašinų. Galėtų bent ant 20 važiuoja, dabar man 0 rodo. Oh my god. Dabar aš jau Doverio uoste, netrukus laipinsiuosi į keltą. Apibendrinant Jungtinę karalystę, Šiaurės Airija, Škotija ir anksčiau važiuotas Velsas yra tiesiog nuostabus, gamta pribloškianti, žmonės super draugiški, visi sveikinasi. Kviečiu į keltą, kviečiu į žemėlapių kambarį. Tai va, vakar iššokau į TED maršrutuką, pasiekiau Sheffieldą, tenai buvo mažas river crossinimas, toliau leidau žemyn ir apsistojau nakvyniai šitoj vietoje. Šiandien pasiekiau Doverį, su keltu persikėliau į Kalės miestą ir toliau planas yra tranzitu važiuoti žemyn į Prancūzijos rytus, į Alpes ir pasimėgau tenai. Taigi vakar pajudėjome truputėlį į Prancūzijos rytus. Šiandieną planas yra toliau važiuoti ir galbūt pasiekti Besanconą, nuo kurio prasidės TED maršrutas Ispanijos link. Gaunasi maždaug 500 km, tik tai jeigu važiuoji greitkeliais yra 5 valandos, jeigu greitkelių vengi 7 valandos. Greitkelių važiuoti nesinori. 7 valandas važiuoti irgi nesinori, nežinau kaip čia padaryti. Pamiksuosiu gal. Teko važiuoti ir plentuku, ir miesteliais, ir greitkeliu, po to dar plentuku, ir dar miesteliais, ir vėl greitkeliu. Ir tos 9 valandos važiavimo prabėgo į tą akimirką. Ir dabar aš esu rytinėje Prancūzijos dalyje, nuo kur pradėjau važiuoti TED maršrutu, kuris irgi yra vaizdingas, su plentukais ir miesteliais, tik tai greitkelius keitė gan sudėtingi, sakykime, gruntinio kelio ruožai. Vėliau atvykęs į stovyklavietę kartu su 2 keliautojais prancūzais pavakarojom, pavaišino mane įvairiausiais naminiais gėrimais, pasišnekėjom apie kelionės beigi sodininkystę, mėgstamiausią kaimyno užsiėmimą. Ir dabar jau yra kita diena ir sveikinuosi su jumis iš Point de Pointe miestelio, šalia upės A. Rašosi kitaip nei tarėsi, geriu savo rytinį frappé plus skonis, valgau chrusetą ir susipakuoju ir toliau judėsiu į pietus Prancūzų Alpėmis. Važiuojam.
Aš maniau, kad TED maršrutas drieksis tiesiog plentuku, vaizdingu maršrutu, bet mano didžiai nuostabai jau nuo 1 kilometrų buvo išsukimas į gruntinį kelią. Vėliau gruntinį kelią keitė miškas, miško vingiuoti takai, kurie pereidavo į gan sudėtingą, sakykime, techninį tokį akmenuotą keliuką. Vėliau jisai vėl išlįsdavo į plentą, duodavo pailsėti. Ir taip, sakykime, kas kokius 10 gal 20 km vis pasimainydavo. Kas iš tikrųjų yra puiku, nes tai leidžia tau ir pailsėti ir leidžia važiuoti labai įdomių maršrutų. Vėliaugi už Anesi miesto prasidėjo labai linksmas kelias, galima jį būtų pavadinti milijonų posūkių, nes iš tikrųjų ypatingai vingiuotas, kirto kalną su tiesiog nuostabiu vaizdu į Alpes. Tolumoje matėsi debesį paskendusi Monblano viršukalnė ir taip pat daug kitų kalnų. Dabargi aš jau nusileidau nuo kalno ir esu savo stovyklavietės vietoje. Iš tikrųjų turėjau dvi opcijas. Viena ant kalno, kita papėdėje. Ant kalno buvo pliusas tas, kad yra gerokai šilčiau. Papėdėje yra tiesiog puikiai stovyklavietė, yra stoliukas, tenai teka upė, kurioje aš jau nusimaudžiau, iš tikrųjų labai ledinis vanduo, šaltas, bet geras. Išsiploviau irgi savo rūbus, toj vakariniausiu, galbūt užsikursiu laužą. Susitinkam rytoj. Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš Baugės kalnų masyvo nacionalinio parko. Kaip ir kiekvieną rytą išgeriu savo čai latę ir pereinam į žemėlapių kambarį. Lyginant su užvakar įveiktais 500 km, vakarykščiai 220 atrodo juokingai, bet šiandien bus iš tikrųjų panašiai. Liksiu šiandien vis dar Alpėse nakvoti, bus nežinau, gal 200-300 km, bet po truputį artėjame jau prie Barcelonos, va tokia atkarpa lieka. Važiuojam. Taip ir žinojau. Sugedus įkrovikliui visiems įrenginiam teko dalintis atsarginiu ir tai žinodamas vakar kroviausi visus įrenginius su mintim, kad teks užsistumti. Vienok žinojau, kad bus asfaltas, bus nuolydis, todėl problemų neturėtų būti. Pabandom. Nu va, viskas puikiai veikia, galima leistis į kelią. Na, rodos vakar buvo linksmesnis maršrutas, nes šiandieną išvažiavus iš stovyklos ir nusileidus kalnų žemyn į slėnį, įvažiavau į greitkelį, į patį tikriausią mokamą greitkelį. Šiek tiek pavažiavęs išsukau iš jo ir tai buvo mano pirmoji klaida. Dar truputėlį pavažiavęs plentuku pamačiau apleistą gamyklą. Nusprendžiau prie jos privažiuoti, pakelti droną, padaryti kadrą iš viršaus. Ir tai buvo mano antra klaida, nes gan greitai prisistatė žandarai. Paprašė parodyti droną, paprašė parodyti skrydžio planą. Na, žodžiu, dronas fiksuoja, kur buvo nuskridęs maršrutą. Taip pat parodyti ID, parodyti visus dokumentus, serijinį numerį ir taip toliau, viską užfiksavo, iškvietė dar vieną kitą pareigūną, jo laukiame, atvažiavo, supildė protokoliuką, skambino, sakė prokurorui ir, žodžiu, ilgai ten jie derinosi, labai ilgai šnekėjosi, telefonu skambinėjo, pirmin atgal derinosi ir sumoj paleido mane, nes aš įtikinau, kad visgi yra visi kiti filmukai yra kelionės, motociklo važiavimo, gamtos ir taip toliau. Paleido, dar paklausiau, sakau, jeigu nebūtumėt paleidę, sakau, kokia yra bauda? Į ką jisai man atsakė tokią, aš negaliu patvirtinti šito, nesidomėjau dar, bet jis man atsako tokią. Iki 1 metų sulaikymas, nežinau, ką tai reiškia, ir arba 75 000 eurų bauda. Tai ir sako, enjoy your stay. Ir iš tikrųjų. Džiugu, kad paleido iš tikrųjų.
Vėliau aš suvalgiau Paguodos ledą parkovkiai. Dar buvo truputėlis sudėtingo maršruto, bet jau po tokio įvykio nebebuvo labai didelės nuotaikos jį įveikinėti, bet įveikiau. Esame 2,5 kilometro aukštyje, dar truputėlį pakilsime, bet šiaip užvažiavau neblogai, nes neskubėjau. O dabar čia vienoje vietoje norėjau duoti gazo. Ir ką jūs savo manot? Štai ką gavau. Nebevažiuoja per riebus miešinys, taip išeina. Tai va, dabargi aš esu su šortais, nes sustojau prie supermarketo išsiskalbt rūbų. Čia yra tas aparatas, kur sukasi viskas ir nežinau, kiek čia užtruks, galbūt čia ir nakvosiu. Tai va, tokia istorija dienos. Kadras iš toli, nes iš viršaus jau Prancūzijoje nebedarysiu. Sveikinuosi su jumis iš prekybos centro stovėjimo aikštelės, kur vakar išsiskalbiau rūbus, dabargi jie žvilga ir tviska. Planas yra šiandieną išvažiuoti iš Alpių ir toliau judėti į vakarus Andoros link. Važiuojam. Visai pamiršau žemėlapių kambarį. Pirmin. Taigi vakar nuvažiuota va tiek, atrodo nedaug, bet iš tikrųjų apie 300 km buvo incidentas su policija, baigėsi geruoju. Nu, aš šiandien palieku Alpes, va čia yra maždaug kalnai. Čia yra slėnis toksai. Lėkiu slėniu. Čia vėl bus šiokie tokie kalnai ir reikės susirasti čia nakvynę. Važiuojam. Taigi slėnį keitė kiti kalnai, galbūt ne tokie aukšti kaip Alpės, tačiau vienodai gražus, išvingiuoti, apjuosti mažais kalnų keliukais. Kai kuriais atvejais tie keliukai sunykdavo iki gan sudėtingo gruntinio akmenuoto kelio, kas iškart priversdavo paprakaituoti. Buvo net sutikta ir kitų keliautojų. Taigi manau, kad diena yra tikrai pasisekus ir šiuo metu aš jau esu vakaro stovyklavietėje, tuoj pat statysiu palapinę. Šiandieną yra paskutinė nakvynė Prancūzijoje, taigi vynas yra privalomas ir susitinkam rytoj. Šiandieną jau yra kitas rytas, iš tikrųjų gan šilta, papusryčiauju ir kviečiu jūs į žemėlapių kambarį. Šiandieną planas yra labai paprastas, tiesiog pasiekti Andorą. Važiuojam. Reikia pripažinti, kad ši diena ir šios dienos Prancūzijos pietų TET maršrutas labai džiugina ne tik savo gan sudėtingais, techniškais, akmenuotais keliukais, bet ir pasikeitusią gamtą. Gruntas tapo rausvai oranžinis, sakyčiau, primena truputėlį Afriką. Taip pat, jeigu Lietuvoje šalia kelio galima sutikti laukinių obelų ir nusiskinti užkandį, tai čionai puikiai prisiskyniau jau prinokusių figų. Vėliau išgėriau savo mokačino ir palikau TET maršrutą, kuris driekėsi toliau į vakarus, o pats pasukau į pietus į Andorą. Ir dabargi jau po kelių valandų džiaugiuosi galėdamas vėl pakelti droną ir sveikinuosi su jumis iš Andoros, galų gale. Andora irgi turi TET maršrutą, dabar nežinau, kur jisai driekėsi, bet aš čia įvažiavau į slidinėjimo trasą ir dabar pabandysiu važiuoti, gal persikelsiu į tą kitą pusę kalną.
ir ieškosiu nakvynės, nes jau beje, čia yra 10 laipsnių šalčiau negu Prancūzijoje, bet už kokių 50 km ir 40 centų pigesnis kuras, nepaisant to, kad čia yra 2,5 km aukščio, gan aukštai reikia užvežti tą kurą, bet vat ant tiek pigesnis. Gerai, važiuojam. Problemėlė yra tame, kad tai nėra kuro pabaiga, nes liejas per viršų. Bėda yra tame, kad per riebus mišinys. O, vaikeli. Taip juokinga negaliu. Nesąmonė. Pasirodo, tas keliukas buvo slidinėjimo trasa ir iš tikrųjų tai būtų menka bėda, bet dėl aukštos elevacijos, o tai yra maždaug 2,5 km aukščio, dėl išretėjusio oro, kuro mišinys tapo labai riebus, todėl motociklas praktiškai nebevažiavo į kalną. Čiaudėjo, šaudė, bet į kalną važiuoti nenorėjo. Šiaip ne taip užvažiavus, susiradau patį pirmą kelią žemyn, tai vėlgi buvo slidinėjimo trasa. Buvo iš tiesų gan keista važiuoti tarp keltuvų vingiuojant, bet sėkmingai nusileidau į slėnį, kur motociklas vėl veikia kuo puikiausiai. Tuomet susiradau stovyklavietę, geriau savo vakarinę ramunėlių arbatą ir ėjau miegoti. Dabar jau yra kita diena ir sveikinuosi su jumis iš apžvalgos aikštelės. Tikėjausi, kad matysis ir sostinė, bet ji yra pasislėpusi už kalno. Kas tikrai įdomu, tai šalis yra maža ir labai koncentruota. Tai reiškia, kad degalinės, pavyzdžiui, viena už kitos, vienoje pusėje gatvės, kita kitoje, automobilių gamintojų atstovybės irgi viena už kitos. Pavyzdžiui, gali būti miesto centras, tuomet iš karto už kilometro kažkokia ferma, tada dar už kilometro slidinėjimo kurortas prasideda, tai viskas labai koncentruota. Tas yra įdomu, iš tikrųjų labai sodrus įspūdžiai. Taigi šiandieną yra 15 berods kelionės diena, yra prieš paskutinę, bet paskutinė pačios važiavimo dalies diena. Lieka maždaug 200 km iki finišo. Padarom tai, važiuojam. Na, o aš jau esu kemperių namukų miestelėje, kur motociklas būtent prie šito namuko ir liks kokiam pusėj metų laukti naujų nuotykių. Bet prieš pastatant aš dar norėsiu nuvežti jį į servisiuką ir pasikeisti padangas, nes jos sudilo taip stipriai, kad ant kieto akmenuoto grunto yra labai sudėtinga valdyti motociklą. Dabar truputėlis statistikos. Šitoj kelionėje nuvažiavau 5800 km. Sumoj bendrai visoje kelionėje gaunasi 8300 km jau. Šitoj daly sudeginau 550 eurų kuro, su Honda būtų truputėlį mažiau, manau. Išleidau 8,50 eurų už nakvynės, išleidau apie 20 eurų kasdien už maistą. Tai sumoj, manau, kad gaunasi kažkur apie 60 eurų tokiai kelioniai kasdien. Su Honda būtų galbūt apie 50. Tai va, čia yra mano namukas, jame aš šiandien nakvosiu. Ačiū Dievui, kad yra kondicionierius, nes laukia yra, nurašo mobiliakas 32 laipsniai, manau, kad yra dar kokiais 6 daugiau. Pasidedu daiktus ir važiuojam į servisiuką. Vakar gavau rekomendaciją apsilankyti vietiniam servisiuką ir nuvažiavęs iš tikrųjų radau labai fainą servisą. Labai geri linksmi žmonės buvo, personalas,
pakeitė ne tik padangas, bet ir kameras, ratlankių juostas, subalansavo ratus, kas gan neįprasta, uždėjo Continental TKC 80 padangas, sutepė grandinę, nu žodžiu, viską atliko, padovanojo Maikę netgi, aišku, kainavo nemažai. Ir po to grįžau namo. O šiandien ryte Deividas, tai yra šeimininkas, pas kurį paliksiu motociklą, pakvietė pasivažinėti po apylinkės. Nuvažiavome mes netgi iki Montserrat kalno. Labai nuostabaus grožio kalnas. Atrodo, kad žmogaus suformuotas. Šiek tiek pasivažinėjome off-roadu. Buvo net tokia sketchy situation, kur kitas priešais važiavęs motociklininkas skirto kampą ir vos nesusitrenkė kaktomušą su Deividu. Viskas baigėsi gerai, išvažiavom į apžvalgos aikštelę, pasimėgavom vaizdu į Pirėnus ir į Montserrat kalną. Vėliaugi nusileidom į upės vagą ir važiavome upės vaga, tet maršrutu, labai faina, iš tikrųjų priminė Albaniją, tik tai, kad nebuvo vandens, dėl to, kad dabar yra ganėtinai didelė sausra. Ir grįžom atgal į stovyklavietę. Taigi dabar jau aš statysiu motociklą konservacijai ir eisiu namo. Ai, beje, visai pamiršau apie žemėlapių kambarį, tai labai greitai. Ta diena nuvažiavau iki Andoros, pernakvojau, kitą dieną dar šiek tiek patirinėjau apylinkės ir pasiekiau finišą, tai yra visai netoli Barcelonos esantis kaimelis ir čionai motociklas liks iki kito karto. Sekančiame epizode galimai judėsiu Ispanijos maršrutu, galbūt Portugalijos, galbūt netgi nusileisiu iki Maroko, šito dar nežinau tiksliai, žiūrėsim kaip seksis. Jeigu patinka turinys ir norėtųsi prisidėti, tai Contribui laukia pinigėlio įkritimo ir iki kitų kartų. Čiau!